paskutiniu metu atkreipiau dėmesį, kad viešojo erdvėje buvo šiek tiek tokių žinučių ir diskusijų apie seniūnijoms skirtų automobilių įsigijimą ir tiksliau šiuo atveju nuomą. Nu, ir manim, kaip šiokį tokį visureigių entuziastą užkabina tam tikri niuansą susiję būtent su konkursų organizavimu. Tai aš ten nekvešinau turbūt įsigijimą būdą, kodėl ne lizingo, o nuomano jau, kaip ir viešoje erdvėje buvo išpublikuota atsakyms, bet man labai užkliautas toks, gal tik, ne tai, kad nekompetitingas, bet nesėkmingas organizuotas viešais pirkėjams ir techninė specifikacija tų automobilių. Nes, kaip visi supratom iš viešos erdvės, tikslas buvo nupirkti seniūnams automobilius, kurie būtų pravažus ir kurie galėtų pasiekti sunkiau pasiekiamus vietos gyvenančius žmonės. Na ir atsidarius tom techninį specifikaciją, matom iškeltus reikalavimus, kad tas automobilis būtų ne mažesnis iš ilgiaus kaip 4,64 m, kad būtų nuo varikliaus galia ne mažesnė kaip 110 kW, apie varančiųjų ratų sistemą neužsiminta, apie prošvaistę aukštį tarp žemės ir automobilio žemiausias kėbul detalės neužsiminta, apie atstumą tarp ašių neužsiminta, apie atakas kampą neužsiminta. Nu ir tada, taip, kada pradedi biškiai žiūrėti į ton kainą, kiek mes dabar turėsim sumokėti už 10 seniūnijos automobilių nuomą, kilsti iš karto tokių natūralūs klausimą, dėl ko mes pasirinkom būtent specifišką tokį modelį, kada visam segmente visureigių tik tas 3 modeliai tai yra didesnė negu 4,64 m, vis liek segmento automobilių parks su truputį trumpesnės buferės ir nepatenkant po ilgiaus normatyvą, kuris gerokai pigesnis rinkoje ir pagal moną ten permestus peržiūras 2 kartus pigiau būtų kainavusi nuoma, tai kaip pavyzdį toks Dacia Dusteris, kuris yra 15 cm trumpesnis, to ir varikliaus gali mažesnį per 15 kW ir standartiškai ir naudojams visų seniūnijų, kitų taupančių įstaigų, kaip pagrindinį transporto priemonę sunkiai pasiekiamoms vietoms, o mes pasirinkom tokį kažkokį įdomesnį sprendimą, gražis, įdomis mašinas, ekonomiškas mašinas turbūt, bet kažkoks toks keistas prisirišimas fetišistinis prie būtent tos vienos automobilių markės mūsų savivaldybėje ir paskutiniu metu matuos. Tai čia turbūt ne mero klausiams turėtų būti, čia labiau turėtų būti administracija klausiams, kodėl buvo tie kriterijai tokie pasirinkti, kas pamirštus, tiltus abu varančiusius įrašyti ir kaip čia taip nutik, kad ta kaina, kurį dabar mokėsim per mėnesį, yra virš 700, kada Dacia Dusteris būtų kainavęs 318 eurų su premium nuomas paketu, ta prasme, viskas įtraukti. Aš galėsiu taip pat irgi pateikti visiems tarybos nariam, kas buvo išsams atsakyms žiniasklaida, ko žiniasklaida ten daug ko nepaminėjai, bet pirkimą gali tikrai paminėti, kad buvo 3 pirkimą vykdyti. Tai pirmas pirkimas buvo neįvyko dėl kainos mažos, kadangi buvo pasikonsultuoti su CPO, ir antrus pirkimas buvo kaip ir įvykis, bet atmetė, nes nebuvo žalėje pirkimą automobilį. Ir trečias pirkimas įvyko toks, koks įvyko, nes ten yra jeigu esate žiūrėję, kad galimybė pasirinkti nėra plati. Kaip jūs minėjot, specifiška, kad kažkon pasikonsultavus 4 varom, tai kaina būtų išaugus 2. Bet jeigu būtumėt sutrumpinti 15 cm automobiliaus ilgį, būtų vis segments atsiejęs. Klausiams, ten pasirinktom 15 cm. Renkantis kriterijus, kad reikia ir nurodyti pirkimus, iš